Esame dar viename objekte, tai labai įdomus objektas ir turbūt gerai žinomas vietinių eksplorerių. Daugelio nuotykių ieškotojų pradžia prasidėjusi būtent nuo šito objekto. Daugelis čia ateina pirmą kartą palandžioti po apleistą objektą, nes jis yra ganėtinai didelio komplekso, yra įdomių vietų ir pagauti azarto, aistros šitų apleistų vietų tada pradeda savo keliones. Tai ir mes čia prieš 10 ar 15 metų pradėjome ir daugelis mūsų draugų čia pradėjo. Tai vienas pagrindinių, didžiausių šio miesto apleistų objektų, kurių kompleksą jums parodysime. Taigi, keliaukime ir patirkime nuotykį. Bet jie čia griauna, taip ir nenugriauna. Sakau, kad čia, bet čia jau visai sienos open. Geras, pažiūrėk, netgi spintelės išlikusios, nors čia jau sienos griūna, viskas griaunama, bet rūbinės spintelės vis tiek dar gyvena savo gyvenimą. Atrodo, tokias smulkmenas detalės, dar pamenu, kai čia pilnos patalpos buvo iš tikrųjų išlikusios persirengimo kabinos, dušai. Žinoma, prabėgo tikrai ne 10 metų, čia viskas pasikeitė, jau gamta atsiema savo. Bet turbūt netgi ir įdomu į tos pačius objektus atvykti po kelis kartus ir pastebėti, kaip laikmečiu jie pasikeičia. Pabandysim užlipti į antrą aukštą, ten visai toksai apokaliptinis vaizdas, žaluma. Turėtų būti labai gražu. Varom patikrinti. Per čia bus įdomu, tik tais tau gal pirmam užlipti reikia. Saugu? Saugu, kas čia nesaugus, iš betono sudėti. Viena labiausiai man patinkančių vietų. Žinoma, šitose patalpose yra daugybė laiptų, patekimo būdų į atskirus aukštus, bet aš visada čia renkuosi tokį buvusi lifto šachtą, galima taip pasakyti, čia judėdavo keli gamybiniai liftai, kuriais iš vieno aukšto į kitą aukštą transportuodavo gaminius. Bandėme paieškoti istoriją, kokia čia iš tikrųjų buvo gamykla ir kas čia buvo gaminama. Turim kelių skirtingų informacijų, bet ir turbūt jūsų neklaidinsiu. Jeigu pagal vaizdus suprasite, kokia tai vieta, tai turbūt tikrai išsigūglinsit ir pasiskaitysit daugiau istorijos apie ją. O mes jau beveik patekome į antrąjį aukštą. Čia tik tais nulipimas biški toksai triki. O jų, atsargiai čia gal kampais. Nes čia biški. Saugumas svarbiausia. Atvykom, operatorius tik sprando nenusisuk, prašau. Dar tavęs reikės. Va, čia tai grožis. Tas tikras toks apokaliptinis vaizdas, kai senos patalpos, vykęs gyvenimas, cechas, gamyba, o dabar kaip jūrų periodų parke žalia, trūksta tik tais dar gyvūnijos belakstančios, tai labai gražus apokaliptinis vaizdas, dėl kurio šią vietą mėgsta daugelis apleistų vietų lankytojų ir keliautojų. Daug kas čia užsuka vien tik dėl šios patalpos. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. O kadangi artėja Joninės ir daugelis ieškos paparčio žiedo, tai manau tikrai žinote, kur rasti. Čia pakankamai paparčių visiems užteks, tik tais būkite atsargus tokiuose objektais. Jeigu nusisuksiu koją, įdomu, draudimas sveikatos galioja tokiose vietose. Nu vieša vieta, ar nelabai? Saugumo technikos instrukcija. Dar kažkiek išlikusių lapų. Nesimato, gaila metų, bet jau lietuvių kalba. Dažnai būna rusų kalbomis
Turbūt vienas pagrindinių tokių fabrikų akcentų pietų pertraukos laikas. O, geras. Seni užrašai. 91 metų moteris. Geras. Atsimeni dar? Čia toks, žinai, kaip tikro tekintojo kabinets. Dar užrašau. Darbo dienų žurnalas. Bet kaip įdomiai. Užrašyta užduotis, kaip padarys tam tikrą darbą, turi atlikti kitą žingsnį. Atsirašydavo. Atlikta. Geras, kaip mokyklai. Ką dar čia gražas turi? O, tuo metu labai populiarūs vadinami skifai iš priekabų išsilankstydavo palapinę, kurioje galėdavo visą šeimyną stovyklauti. Bendra JAV, Lenkijos, TSRS įmonė Ankor. Geras. Bet tokio dydžio objektas turbūt dėl to niekas nei griauna, nei bando restauruoti, nes čia turbūt reikalinga tiek finansų, kad šiuo laiku turbūt tiesiog paprašiau nuo nulio pastatyti naują fabriką. Nes čia tiek dalykėlių viduje. Dar naujas plytos sudėtos. Tai jeigu nori, gali paliptais laiptais. Kai matau šitas konstrukcijas, kurios beveik ištrupėjusios, tai tikrai labai pavojingai atrodo ir turbūt neverta dabar rizikuoti. Eina savo čia kiek skylių, čia svarbu kojas dar neišsisuk, neįkris kur nors. Dar matosi pertvaros ir dar vienas papildomas aukštas ir galima net iki stogo. Bet viskas labai kritinės būklės ir labai pavojinga. Viskas jau nubirėjo, nutrūkė. Kur ta? Nematau. Taigi ir kaip visose didžiuosiuose gamyklų kompleksuose būdavo ir civilinio saugos slėptuvės, netgi šitame antro aukšto ceche ant kaminų matau nuorodas su rodyklėmis slėptuvė, atsitikus tam tikram pavojui, kad darbuotojai kuo greičiau galėtų palikti patalpas ir keliauti į slėptuvę. Turbūt mes irgi pabandysime iki jos nueiti ir pasižiūrėti, ar galima ją patekti, o jeigu galima, ką įdomaus rasime viduje. Taigi dar truputėlį patyrinėsime šį cechą ir leisimės į požemį, į slėptuvę. Ir ant vieno iš kaminų dar yra išlikęs užrašas tiek lietuvių, tiek rusų kalba, slėptuvė. Turbūt pagrindinis evakuacinis išėjimas, taip mes pabandysim pasiekti ženklais ir pažiūrėsime, ar iš tikrųjų mus nuves į slėptuvę ir pavyks į vidų patekti. Bandom patikrinti. Tokius didelius fabrikus, gamyklas jie gan gražiai pasidarydavo. Tos administracinės tokios įspūdingai atrodydavo. O mes sekame ženklus. Prabėgo tikrai daugybę metų, kada nebeveikia šis fabrikas, bet ženklai dar išlikę, slėptuvė, bandome juos sekti ir pabandysime gal netgi patekti. Matau įėjimą. Kiek pamenu, į šį bunkerį įėjimas buvo labai įdomus, jis buvo ganėtinai platus ir toks ilgas nusileidimas, kaip į kokį tunelį. Tai kitose bunkeriuose, kuriuose yra tekę būti, tikrai ne viename, įėjimai būdavo tokie labai neoficialūs, nematomi arba
per gamybinės patalpas, o čia, kadangi šios gamyklos kompleksas buvo tikrai labai didelis ir ši slėptuvė turėjo talpinti daugybę žmonių, tai ir įėjimas buvo padarytas tikrai labai masyvus, kad viena didelė kritinė masė galėtų vienu metu leistis į slėptuvę ir saugiai praleisti ten tam tikrą laiką. O mes jau esame prie patekimo, prie įėjimo. Pasižiūrėkite, kaip gražiai ir įspūdingai jis atrodo ir truputėlį bandome leistis, pasižiūrėsime, ar jis nėra užrakintas. Jau ganėtinai tvarkingai atrodo ir išvalyta, nes kiek yra tekę būti anksčiau, jau čia įėjimo momentu jau būdavo daugybė šiukšlių, išvilktų daiktų iš slėptuvės, visokių medikamentų, o dabar viskas švaru, gražu, bet įtariu, kad ir pačioje slėptuvėje jau nieko gero nebepamatysime. O, išlikęs užrašas. Eikime pasižiūrėti, tik atsargiai po kojam. Taigi, labai didelių lūkesčių nededame, kad atrasime viduje daug autentikos, bet bent jau vizualiai pamatysite visą tą dydį. Čia, pavyzdžiui, netrūksta pirminių durų, bet jeigu pasižiūrėtumėte čia, netgi galite įsivaizduoti dar pilnai hermetinės durys, kokios dydžio masyvo. Kokio dydžio vyrai, atrodo tikrai saugiai. O mes bandome papulti į vidų per atidarytas duris, per angą ir pasižiūrėti iš esmės, kaip dar atrodo vidus. Žinoma, jau tuščios sienos. Dar galima suprasti, kad tai buvo sandėliavimo patalpos, likę laikikliai lentynoms, ant kurių buvo sudėti medikamentai, rūbai, visi kiti būtini išgyvenimai dalykai. Dabar jau viskas sutrūnyja. Likę tik tais užrašai ir kažkokias knygas. Gaila, kaip gamta pasiema savo, kiek yra tekę girdėti, šis bunkeris buvo nupirktas į privačias rankas ir čia buvo šiek tiek pradėta tvarkyti. Tikrai matosi, kad tvarkos yra labai daug, nes kai yra tekę būti čia paskutinį kartą, tai čia viskas buvo tiesiog išvartyta, išmėtyta, dabar jau bent jau kažkiek atsiradė tvarkos. O, net senos beretės likusios. Filtrai, žiūrėk, visai suturniai. Čia skaityk, va čia būdavo siena. Ir kai mes eidavom, čia pilno rūbų būdavo. Čia vien tik rūbų sandėlys. Bet būdavo vandens, tai esi buvęs, kai čia vandens buvo. Jo, čia įspūdingai atrodo. Ir kiek aš atsimenu, per aną pusę avarinis išėjimas turėtų būti. Per ventiliacinį. Ai, ne, čia jau nuo lūpo tą rankeną. Užkaiščiavo ir viskas, matai. Čia kažkas jau bandė specirankį pasigaminęs pasidaryti išėjimą. Nes va tos lentelės atitemptos iš ano tuneliuko, tengi sudėta, liko. O va, dar kažkiek išlikę. Čia yra buvusi mokymų klasė, mokymų patalpa. Žinoma, dabar viskas atrodo visiškai kitaip. Čia stovėjo sienos, perėjimai. Kiek pamenu, čia kabėdavo lenta. Va, netgi dar matome senų užrašų. Civilinės gynybos uždavinys, gyventojų ir jų sukurtų vertybių apsauga. Čia kabėdavo lenta, būdavo įvairių įdomių užrašų. Čia dar netgi matosi išlikę seni civilinės saugos plakatai, bet žinoma, jie jau visiškai sunykę. Dar galima suprasti kelis vaizdus, fragmentus, bet jau labai minimalus likučiai. Bet iš dalies tikrai galiu pasidžiaugti, kad čia jau nebėra to jovalo, to tokio sąvartyno, yra aptvarkytos patalpos. Bent jau tai džiugina, kad bent kažkas dar prižiūri jas. Todėl ypatingai svarbu būnant tokiuose objektuose suprasti, kad čia ateinate ne kažko išsinešti, ne kažko sulaužyti, o patirti tą istoriją, patirti tą emociją ir būkit malonus, jeigu lankotės tokiuose objektuose, palikite viską taip, kaip radote. Ten neverta eiti, nes ten tiesiog ir tiesiog į ventiliacinę kažkokią tai patalpą.
Sunku suprasti, kam buvo skirta šita anga. Panašu, kad sena pertvara nėra naujai uždėta. Gal tiesiog čia būdavo ventiliacija, kuria patekdavo oras į vidų. O, elektros skydinė, generatoriaus patalpa. Žinoma, jau pilnai viskas išdraskyta. Minimalus likučiai. Plakato likutis su užrašais. Didžiulės patalpos tikrai. Tinkamai jas dar panaudojus galima daugybę dalykų čia nuveikti. Labai lengva turbūt suprasti. Kadangi šis slėptuvė turėjo saugoti tikrai labai daug žmonių, tai netgi sanmazgas didesnis net už gamyklas. Čia yra daugybė praustuvių, žinoma, jų jau daug nebeišlikusi. Vien tik praustuvių čia turėjome apie 10. Patys sanmazgai čia jų irgi gal kokie 15, tai tikrai gan didelė patalpa, vien tik tais švarai ir būtiniems žmogui dalykams. Na, nebėra. Čia ryškiai berniuko, ten mergaičių. Saugokit galvą, nes jau ką tik liuobiau vieną kartą. Blemba, iš tikrųjų net malonu vaikščioti. Viskas po paskutinio karto čia sutvarkyta, tvarkinga. Žinoma, reikia atkreipdėmėsi, šitas patalpos kartais būna apsemtas vandeniu, tai netgi matosi padaryti vandens takai. O, naujas įvadas. Geras, čia tikrai kažkas kažką ruošiasi daryti. Naujas rozetės. Dabar, žinoma, viskas išjungta. Mes taip ir paliekame, nieko nesivaliaujam. O, geras, įdomi patalpa. Tenka daug kartų atrasti ir kūro talpų pačiuose bunkeriuose. Tai čia yra grinai maitinimo, dizelinis kūras, 135 litrai. Tai yra tik tais viena talpa iš daugelio. Čia matome vieną seną talpą. Ten toliau jų dar buvo kelios. Dažnu atveju būna pastatyta tiesiog viena didelė talpa. Jos čia buvo išskaidytos turbūt į skirtingas vietas pačio bunkerio. O filtrų. Čia matos beveik visada viskas vandeninės, jau net grindys išbrinkusios. Oro padavimui, lygiai taip pat, kaip mes matėme praeitose objektuose, turbina, oro padavimas. Čia stovėdavo oro filtrai ir švarus oras patekdavo į patį bunkerį. O geras, gal ten galima įlįst pabandyti. Va, dar piešinys, žiūrėk, kažkoks eina, kas ten civilinės saugos tiesiai. Tai netgi buvusios specialios talpos, specialios spintelės akumuliatoriams. Žinoma, jie buvo pavojingi, todėl laikydavo atskirai. Esant reikalui, jos galėdavo panaudoti. Čia tokia visos šios slėptuvės gyvybinė patalpa. Tiek orui, tiek elektrai, tiek visiems dalykams. Grupė, kortelė. Nes beveik visuose bunkeriuose labai nesudėtinga suprasti, kur būdavo apsistojęs direktorius, vadovas. Visada ypatingai seniau skirdavo labai didelį dėmesį tokių kabinetų apdailai, sakykime, apkalimams. Netgi čia užėjus jaučiasi, kaip pasikeičia aidas, jisai sugeria visą garsą. Tai tikrai yra tekę būti ne vienuose tokiuose patalpuose, o dar netgi turime išlikusį stalą. Ir čia tikrai sėdėjo atsakingi asmenys, galbūt vadovas, ir sprendinėdavo labai svarbius sprendimus. Aišku, ir bankelę pasidėjus. Taigi, dar viena įdomi patalpa, oro paėmimo dėžės, mūsų jau daug kartų matytos turbinos, bet čia ypatinga, nes dar turime išlikusių ir pačių oro filtrų, per kuriuos pracirkuliuodavo ir švarus oras jau palikdavo ir eidavo tiesiai į patį čia slėptuvę. Šita vieta dar labai įdomi, nes matau
Įdomu, kodėl pabandysiu patikrinti viduje hermetinės durys. Labai reti objektai, kada oro filtravimo, oro patalpose būna dar kažkokie praėjimai. Tai aš turbūt pabandysiu patikrinti, kas yra viduje. Ten labai ankšta. O čia gali papulti į filtrą. Čia stovint netgi jaučiu, kaip ateina šaltas oras iš kiemo. Ši sistema vis dar puikiai veikia. Jeigu čia pastatytum filtrą, įjungtum turbinas, tai vis dar galėtum turėti šviežią ir gerą orą slėptuvėje. Sklendė atidaryta, geras vaizdas. Ten bus kaip ventiliacinė. Na kągi, ir manau, kad mes šios dienos patyrimus, nuotykius ir apleistas vietas baigsime. Aš su jumis atsisveikinu ir mes jau pasiruošę keliaujame į kitą avantiūrą, kurią jums taip pat parodysime. Iki, draugai.